Aš esu Sienna Hayes, 24 metų, ir ką tik sužinojau, kad mano šeima mano pasirinkimą plastinę chirurgiją vietoje kardiologijos laiko lygiai tokiu pačiu sprendimu, kaip pardavinėti karštus šunis, o ne atlikti smegenų operacijas. Tėvas, sėdėdamas prieš mane prie mūsų raudonmedžio valgomojo stalo, žiūrėjo, tarsi būčiau pranešusi, kad ketinu mesti universitetą ir tapti cirko atlikėja. Jo nusivylimas nebuvo nieko naujo, tačiau viešai išreikšta nepasitenkinimo forma atrodė lyg plastinė chirurgija. Sienna, tikrai, tarė jis, atsargiai padėdamas vyno taures, kaip ir operacinėje. Po visko, ką ši šeima pastatė, mano mama, daktarė Patricia Hayes, neurologė ir paskelbtų tyrimų autorė, net nekėlė akių nuo savo lašišos. Tai kosmetika, mieloji. Nėra jokios tikros medicinos. Iš kur šiandien žiūrite? Paklausiau, kreipdamasi į visus, kurie stebėjo. Pasidalinkite savo vietą komentaruose ir nepamirškite paspausti patinka ir užsiprenumeruoti, jei kada nors jautėtės vertinami savo šeimos, jūs tikrai norėsite sužinoti, kas nutiko toliau. Leiskite man aprašyti Hayesų šeimos dinastiją. Mano tėvas yra atlikęs daugiau nei 3000 širdies operacijų, išgelbėjęs daugybę gyvybių, o jo vardas puikuojasi Ešvei, Marijos ligoninės sparne. Mama dėsto Harvardo medicinos mokykloje ir rašo straipsnius, kuriuos kiti neurologai cituoja kaip šventraštį. Tada yra mano vyresnis brolis Markusas, sekantis tėvo pėdomis kardiologijoje, nors jo versija apima vėlavimą į vizitus ir slaugytojų traktavimą kaip asmeninių padėjėjų. Hayesų pavardė turi svorį Bostono medicinos ratuose. Kai žmonės ją girdi, jie galvoja apie puikų darbą, atsidavimą ir gyvybės gelbstinčias procedūras. Jie nesusimasto apie nosies korekcijas ir krūtų didinimus, kas tiksliai atspindi mano tėvų požiūrį į plastinę chirurgiją. Sienna, tęsė tėvas, tiksliai pjaudama savo steiką, plastinė chirurgija yra puikybės medicina. Tai apie pinigų uždirbimą iš žmonių nesaugumo, o ne gyvybių gelbėjimą. Aš buvau pasiruošusi šiai diskusijai ilgą laiką, žinodama, kad jie anksčiau ar vėliau įvyks. Tėvai, rekonstrukcinė chirurgija padeda nudegimų aukoms, nelaimingų atsitikimų išgyvenusiems žmonėms, vaikams gimusiems su lūžiais. O prašau, Markusas pertraukė, net nekeldamas akių nuo telefono. Tu nesiruoši eiti į rekonstrukcinę chirurgiją ir mes visi tai žinome. Tu nori daryti krūtų didinimus Beverly Hills, nes tai lengvesni pinigai. Šis prielaidų padarinys skaudžiai smogė, nes tai buvo taip būdinga mano šeimos nesugebėjimui pamatyti už savo siauro vertingos medicinos apibrėžimo. Jie jau buvo nusprendę apie mano motyvus, net nepaklausę apie mano tikruosius planus ar interesus. Man įdomus visi plastinės chirurgijos aspektai, pasakiau ramiai. Įskaitant rekonstrukcinį darbą, traumų rekonstrukciją ir taip kosmetinės procedūras, kurios padeda žmonėms pasijusti pasitikinčiai savimi. Galiausiai mama pakėlė akis. Sienna, tai ne medicina. Tai terapija su skalpeliu, jos tonas tarsi planuočiau atidaryti kristalinės gydymo parduotuvę, o neteisėta medicinos praktika, man pasakė viską, ko reikėjo žinoti apie šios diskusijos pabaigą. Netrukus po to, kai pasakiau, kad buvau priimta į plastinės chirurgijos rezidentūros programą Mass General, aplinkui įsivyravo tyla. Tėvo šakutė sustojo per vidurį kelio į burną, o mamos veidas iš išsiblaškimo akimirkos pasikeitė į tikrą šoką. Ar mes apie tai nesikalbėjome, paklausė ji, tarsi nesuprasdama, kad aš jau buvau suaugusi. Man 24 tėri, mama. Man nereikia jūsų leidimo pasirinkti savo medicinos specialybę, atsakiau, jausdama, kaip mano balsas tvirtėja. Markus, mano brolis, įsityčiojo, jo juokas buvo be šilumos, sėkmės apmokant tą rezidentūrą pačiai, sesuo. Mama ir tėtis nefinansuos tavo puikybės projekto, ten jis buvo, finansinis grasinimas, kurio tikėjausi. Markus teisus, tarė tėvas, visiškai padėdama šakutę. Mes jau daug investavome į tavo medicinos išsilavinimą. Bet jei užsispirsi eiti šiuo keliu, darysi tai be mūsų finansinės paramos. Žvelgiau aplink stalą į šeimą, kuri, kaip maniau, turėtų palaikyti mano svajones ir pajutau viduje kažką pasikeitus. Tai nebuvo pyktis, labiau panašu į aiškumą. Suprantu, tyliai pasakiau. Tėvas atrodė nustebintas mano ramia reakcija.
Greičiausiai tikėjosi ašarų, maldavimų ar dramatiško nuomonės pasikeitimo. Siena, mama švelniau pakvietė mane, mes nenorime tavęs bausti. Mes stengiamės tave nukreipti į prasmingą karjerą. Viena, verta Hajas vardo. Hajas vardas, pagalvojau, tarsi aš jį sumažinčiau, norėdama padėti žmonėms jaustis geriau kitų būdų. Aš eisiu savo keliu, pakėliau galvą ir atsistojau nuo stalo. Ir pasidarysiu savo vardą. Eidama link durų, išgirdau, kaip Markus murmėjo, šitas turėtų būti įdomu stebėti, jei tik jis žinotų, kaip jis teisus. Pirmas dalykas, kurį sužinojau dirbdama 3 darbus ir atlikdama plastinės chirurgijos rezidentūrą, buvo tas, kad kava tampa maisto grupe. Antrą mėnesį jau buvau išsekusi, miegodama tik 4 valandas per naktį ir plaukdama per dienas grinai iš ryžto. Tėvų finansinė parama dingo greitai ir absoliučiai. Jokių daugiau pinigų už nuomą, jokių automobilių mokėjimų, jokių šeimos kreditinių kortelių avarijoms. Tuo tarpu Markus ką tik paprašė tėvo $20,000 naujam BMW ir gavo juos, nes pasirodo remti auksinį vaiką buvo investicija, o mano išsilavinimo finansavimas buvo pinigų švaistymas. Dirbdama 2 skirtinguose privačiuose ligoninėse ir savaitgaliais kosmetinės dermatologijos klinikoje, supratau, kad ironija buvo nepalanki, uždirbau gerus pinigus darydama tai, kas mano šeimai atrodė žemesnė. Tuo tarpu Markus kas mėnesį skolindavosi pinigų, kad išlaikytų savo sėkmingo jauno kardiologo įvaizdį. Siena, tu atrodai išsekusi, pasakė Dėjo Williams, mano rezidentūros vadovas, kai beveik užmigau konsultacijos metu. Viskas gerai namuose? Namai. Tai buvo dosnus žodis studijos apartamentams, kuriuos išsinuomojau abejotinoje kaimynystėje, nes tai buvo viskas, ką galėjau sau leisti po to, kai tėvai mane nutraukė. Šildymas vos veikė. Viršuje gyvenantys kaimynai matyt mėgo pertvarkyti baldus būtent 3 valandą ryto. O mano virtuvė buvo tokia maža, kad stovėdamas jos centre galėjau paliesti abi sienas. Bet ji buvo mano. Kiekvienas kvadratinis pėdas buvo užmokėtas pinigais, kuriuos užsidirbau pats. Sakydamas Dėjo Williamsui, kad tiesiog prisitaikau prie tvarkaraščio, dalinai sakiau tiesą. Tas tvarkaraštis buvo žiaurus. Nuo pirmadienio iki penktadienio praleisdavau rezidentūroje nuo 6 ryto iki tol, kol baigdavome paskutinę operaciją. O savaitgaliais dirbdavau 12 valandų pamainas Boston Presbyterian ligoninėje, kur turtingi pacientai atvykdavo dėl pasirinktinų procedūrų. Į namus grįždavau sekmadienio vakare toks pavargęs, kad miegodavau tiesiog savo chalatėse ir pirmadienį vėl pradėdavau iš naujo. Finansinis spaudimas buvo nuolatinis ir slegiantis. Medicinos mokyklos paskolos, nuoma, komunaliniai mokesčiai, maisto produktai, degalai ir tūkstančiai mažų išlaidų, kurios kaupėsi, kai neturi šeimos pinigų kaip saugumo tinklo. Kartais naktimis gulėdavau savo siaurame lovoje ir skaičiuodavau, kiek savaitgalių turėčiau dirbti, kad sumokėčiau nuomą. Mano santykiai su šeima šiuo laikotarpiu galėtų būti apibendrinti kaip mandagus atstumas. Kartais jie paskambindavo, klausdavo, kaip sekasi, bet pokalbiai visada atrodydavo lyg jie lauktų, kada prisipažinsiu, kad pasidaviau ir pakeičiau specialybę. Siena, vakar vakarienę valgėme su Richardsons, paminėjo mano mama per vieną iš mūsų savaitinių patikrinimų. Jų sūnus Jemesas dirba kardiologijos rezidentūroje Johns Hopkins. Jam laukia šviesi ateitis, subtekstas visada buvo aiškus. Pažiūrėk, kuo galėjai būti, jei būtum priėmęs geresnius sprendimus. Nustebino, kai vieną ketvirtadienio vakarą man paskambino Markusas, kol studijavau tarp pamainų. Kaip sekasi glamūringame plastinės chirurgijos pasaulyje, paklausė jis ir aš išgirdau jo šypseną balsu. Išnaudojantis, atsakiau atvirai. Žinai, visada gali pakeisti specialybę. Nėra gėdos prisipažinti, kad per daug prisikrovėjai finansinių požiūrių, šiuo žodžiu sakė žmogus, kuris tą pačią savaitę skambino tėvui prašydamas pinigų, kad galėtų sumokėti už kelionę į Martha Vineyard su savo medicinos mokyklos draugais. Man sekasi gerai, Markuse. Ačiū už rūpestį. Tiesiog sakau, jei kada nors norėsi pereiti į vidaus mediciną ar šeimos praktiką, kas nors tvariau, galėčiau apie tave užsiminti kai kuriems žmonėms, jo koncepcija buvo tiesiog stulbinanti.
Jis iš tiesų tikėjo, kad žlugiu ir galiausiai reikės jo pagalbos išgelbėti mano karjerą. Vertinu tai, bet esu pasiryžusi plastiniai chirurgijai, tavo laidotuvės, pasakė jis ir padėjo ragelį. Tačiau po 6 mėnesių kažkas įdomaus pradėjo vykti. Ilgos valandos, finansinis spaudimas ir nuolatinis šeimos abejojimas pavertė mane aštresnę, labiau susikaupusią asmenybę. Aš ne tik mokiausi plastinės chirurgijos technikų, bet ir verslo, ryšių užmezgimo, o svarbiausia – savarankiškumo. Pacientai savaitgalio klinikoje pradėjo prašyti manęs konkrečiai. Ne todėl, kad būčiau labiau įgudusi už kitus rezidentus. Visi mes mokėmės, tačiau aš jų klausydavausi kitaip. Supratau, ką reiškia norėti geresnio gyvenimo ir būti pasiryžusiam paaukoti viską tam, kad tai pasiektum. Dėjo Chen, klinikos savininkas, po sėkmingos konsultacijos su pirmą kartą atėjusiu nervingų pacientų pasakė: tu turi puikių instinktų dirbdama su pacientais. Tu leidži jiems jaustis išklausytiems, o ne vertinamiems. Galbūt tai buvo dėl to, kad pati pažinau vertinimo jausmą. Vieną vakarą po ypač ilgos pamainos sėdėjau automobilyje ligoninės parkavimo aikštelėje ir paskambinau tėvams. Buvau ką tik prisidėjusi prie rekonstrukcinės operacijos, kurios metu atstatėme jaunos merginos, kuri buvo patyrusi baisią avariją, sulaužytą skruostį kaulį. 19-metė galėjo vėl šypsotis, neslėpdama veido. Labas, tėti. Kaip tu, Siena? Malonu girdėti iš tavęs. Kaip sekasi darbe, paklausė jis. Gerai. Šiandien prisidėjau prie nuostabios rekonstrukcijos. Ši mergina buvo baisioje avarijoje ir mes sugebėjome. Puiku, mieloji. Markus turi įdomių naujienų. Pasakyk jai, Markus, iš garsiakalbio pasigirdo mano brolio balsas. Buvau atrinktas į pažangę širdies chirurgijos stažuotę Mass General. Pilna stipendija ir viskas, kas su ja susiję. Nuostabu, Markus. Sveikinu. Ačiū. Tėtis kitą savaitgalį rengia vakarėlį, kad tai paminėtume. Turėtum atvykti. Jei tik galėsi ištrūkti iš savo reikalų. Mano reikalai. Tai karjera, dėl kurios dirbau 80 valandų per savaitę, kol jis mėgavosi šeimos finansuotais vakarėliais už pasiekimus, kurie jam buvo atiduoti per pažintis. Pasistengsiu atvykti, melavau, žinodama, kad dirbsiu. Baigusi pokalbį, sėdėjau toje parkavimo aikštelėje ir priėmiau sprendimą, kuris pakeis viską. Norėjau atidaryti savo praktiką. Ne po 5 metų, ne po to, kai įsitvirtinsiu, bet vos baigusi rezidentūrą. Ir ketinau įrodyti visiems, kad jie klydo. Planuoti atidaryti plastinės chirurgijos praktiką baigus rezidentūrą, dirbant keliose darbo vietose, buvo arba ambicinga, arba kvaila. Aš pasirinkau tai vadinti ambicija, nors mano banko sąskaita dažnai siūlė ką kita. Pietų pertrauką skyriau vietų paieškai, kelionės metu klausydavausi verslo podcastų, o retas laisvas vakaras praleisdavau mokydamasi apie medicinos praktikos valdymą. YouTube universitetas tapo mano verslo mokykla, o kavinės Wi-Fi mano biuru. Tu atidarinėjai praktiką iškart po rezidentūros, paklausė Dėjo Rodriguez, vienas iš mano savaitgalio klinikos mentorių, kai papasakojau apie savo planus. Tai agresyvu. Aš labiau linkusi tai vadinti fokusuotu, atsakiau, tai buvo mandagus būdas pasakyti, kad neturiu kito pasirinkimo. Be šeimos finansinės paramos, be ryšių su įsitvirtinusiomis praktikomis ir norėdama priimti jaunesnius partnerius, turėjau sukurti savo galimybės. Tyrimo etapas buvo atskleidžiantis. Medicinos nekilnojamojo turto kainos Bostone buvo astronominės. Medicinos įrangos paskoloms reikėjo milžiniškų avansų, o naujos praktikos medicinos klaidų draudimas buvo tarsi finansinė savižudybė. Tačiau per savo mėnesius praleistus finansiškai nepriklausomai, aš išmokau kažko vertingo. Kai tradicinis kelias buvo nepasiekiamas, teko pasitelkti kūrybiškumą. Radau mažą patalpą kylančiame rajone, esančiame toli nuo įprasto medicinos centro. Jos nuoma buvo trečdalis to, ką kainavo panašios erdvės miesto centre, tačiau reikėjo didelių remonto darbų.
Ankstesnis nuomininkas buvo odontologas, kuris atrodo paskutinį kartą atnaujino savo kabinetą kadaise 1980-aisiais. Jis turi gerus pamatus, optimistiškai tarė nekilnojamojo turto agentas, kai stovėjome šioje erdvėje, kurioje tvyrojo senų dantų klijų ir sugedusių svajonių kvapas. Pamatus turi, sutikau. Bet ar jie tikrai geri, parodys laikas. Pradėjau leisti sekmadienio rytus ten, matuodama erdves, ieškodama rangovų ir bandydama įsivaizduoti, kaip šią pasenusią dantų kliniką paversti modernę plastinės chirurgijos kliniką. Skaičiai atrodė gąsdinantys, bet neįmanomi, jei sugebėčiau dalį darbų atlikti pati ir rasti tinkamą finansavimą. Mano šeimos reakcija į mano planus atidaryti praktiką buvo tokia, kokios ir tikėjausi. Siena, praktikos atidarimas reikalauja didelių investicijų, paaiškino tėvas per mūsų mėnesinius vakarienės susitikimus, kuriuose dalyvavau vis rečiau dėl savo užimtumo. Verslo paskolos, įrangos išlaidos, darbuotojų algos, draudimas. Tai nėra maži skaičiai. Aš mėnesius tyrinėjau tuos skaičius, tėti. Žinau, ką darau, Markusas juokėsi. Tyrinėjimas, siena. Yra skirtumas tarp to, kaip goglinti, kaip pradėti medicinos praktiką ir iš tikrųjų suprasti verslo finansus. Tai sakė žmogus, kuris niekada nebuvo sumokėjęs savo nuomos, nekalbant apie verslo valdymą. Dirbu su verslo patarėju, ramiai pasakiau, ir man buvo patvirtinta mažos verslo paskola. Paskolos patvirtinimas užtruko 6 mėnesius, užpildant paraiškas, atmetimus ir naujas paraiškas. Palūkanų norma buvo aukštesnė, nei norėjau, bet jos pakako pagrindiniai įrangai ir 1 metų veiklos išlaidoms, jei sugebėčiau viską kruopščiai valdyti. Mano mama padėjo vyno taurę. Brangioji, mes nenorime tavęs atkalbėti. Stengiamės būti realistai. Praktikos atidarimas reikalauja patirties, ryšių, sukurtų pacientų rekomendacijų, tai dalykai, kurie reikalauja laiko. Arba šeimyninių ryšių, tyliai pridėjau. Šis komentaras akimirksniu pakibo ore. Tėvo veidas tapo griežtesnis. Jei tu nori pasakyti, kad Markusas sėkmingas tik dėl šeimyninių ryšių. Aš nieko nenoriu pasakyti. Tiesiog teigiu, kad Markusas turi pranašumų, kurių neturiu, ir priėmiau, kad turiu kurti savo kelią. Tu galėtum turėti tuos pačius pranašumus, jei būtum pasirinkusi gerbiamą specialybę. Tėvas turi ryšių kardiologijos ir vidaus medicinos skyriuose. Jis galėjo atverti duris tau. Galėjo praeities formą. Durys visada liktų uždarytos, nes pasirinkau netinkamą mediciną. Ačiū už pasiūlymą, bet noriu pasiekti sėkmę arba nesėkmę dėl savo nuopelnų. Mama atsiduso. Siena, pasididžiavimas kainuoja. Kodėl daryti viską sunkiau, nei reikia? Nes lengvas sėkmingumas, kuris ateina su sąlygomis, iš tikrųjų nėra sėkmingas. Nors apie tai nesakiau garsiai, viduje jaučiau, kad atėjo metas imtis veiksmų. Pradėjau lankytis kiekviename medicinos konferencijoje ir tinklaveikos renginyje, kurį tik galėjau sau leisti. Savanoriavau labdaros projektuose, kurių įsteigtos praktikos nenorėjo imtis. Kiekvieną savaitgalį padėdavau vyresniems chirurgams mokydamasis pažangių technikų. Po truputį kūriau ryšius, žingsnis po žingsnio, vieną santykį po kito. Renovacijos procesas tapo mano antruosius mokymais. Sužinojau apie leidimus, rangovus, medicinos įrangos finansavimą ir 17 skirtingų draudimo rūšių, kurių reikia chirurginiai praktikai. Ilgais vakarais po ilgos darbo dienos rinkausi viską, nuo grindų planų iki dažų spalvų ir net laukiamajame esančių kėdžių. Kiekvienas sprendimas buvo apskaičiuotas. Negalėjau sau leisti klaidų ar keisti nuomonės. Biudžetas buvo pakankamai įtemptas, todėl per dideli išlaidavimai vienoje srityje reikštų taupimą kitoje. Kodėl taip kankini save? Paklausė mano bendramokslė, kai vidurnaktį mane užtiko surenkant baldus savo bute. Galėtum prisijungti prie įsteigtos praktikos, gauti stabilų atlyginimą ir turėti normalias darbo valandas. Nes noriu sukurti kažką, kas visiškai priklausys man, atsakiau, vargindamasi su instrukcijų vadovu, parašytų atrodė 3 kalbomis, jokios iš jų nebuvo naudingos. Ji papurtė galvą. Tu beprotiška,
Galbūt tai tiesa, bet buvau beprotiška su planu, o tai atrodė geriau nei būti protingai su kitų lūkesčiais. 10 mėnesio rezidentūros pabaigoje jau turėjau pasirašytą nuomos sutartį, architektūrinius planus, rangovų įvertinimus ir grafiką, leidžiantį man atidaryti kliniką 6 mėnesiais po baigimo. Taip pat kentėjau nuo streso sukelto nemigos, turėjau kavos priklausomybę, dėl kurios nerimavo medicinos specialistai, ir čekio sąskaitą, kurios balansas mane tiesiog vargino. Tačiau turėjau kažką, ko niekada anksčiau nesu patyrusi - visišką savo pasirinkimų ir jų pasekmių savininkystę. Naktį, kai pasirašiau paskutinius dokumentus klinikos patalpoms, sėdėjau automobilyje prie pastato ir niekam nesiskambinau. Ten nebuvo nieko, su kuo galėčiau pasidalinti šiuo momentu, kas suprastų, ką tai reiškia arba kiek tai kainavo. Ir man tai buvo visiškai priimtina. Statybų triukšmas 7 ryto, kai dirbai iki 2 nakties, tapo ypatinga kankinimo forma. Išmokau miegoti su ausų kištukais ir baltu triukšmu, nes klinikos renovacija vyko nepriklausomai nuo to, ar mano rezidentūros grafikas tai leido. Valdyti statybų projektą ir kartu baigti chirurginę treniruotę reikalavo nepaprastai organizacinių įgūdžių, kurių net nežinojau turinti. Per 5 minučių pertraukas tarp operacijų gaudavau atnaujinimus iš rangovų, patvirtindavau medžiagų pakeitimus žinutėmis, kol ruošdavausi operacijoms, ir per pietus, kai prisimindavau, kad reikia pavalgyti. Daktare Hayes, pastaruoju metu atrodote kiek išsiblaškęs, pastebėjo daktaras Williamsas, kai paprašiau jo pakartoti pooperacinės instrukcijas 2 kartus vieną rytą. Tiesiog labai daug kas vyksta už rezidentūros ribų, pone, asmeniniai reikalai. Vos ne juokai šyptelėjau. Paskutiniaisiais mokymų mėnesiais, kai svarstiau galimybę atidaryti savo medicinos praktiką, tai tapo asmeniniu iššūkiu. Taip, niekas neturėjo įtakos mano darbo rezultatams, ramiai pasakiau Mikeui, ir tai buvo techniškai tiesa. Mano nuovargis tikrai paveikė mano darbo efektyvumą, tačiau jis buvo rezultatas bandymo suderinti 2 pilno darbo dienos. Kliniką pamažu keitėme iš apleistos odontologijos kabineto į kažką, kas prilygo mano vizijai. Naujasis grindų dangas, atnaujintas apšvietimas, visiškai perprojektuota elektros sistema ir moderni santechnika jau buvo sunaudoję didžiąją mano biudžeto dalį, dar net nepradėjus kalbėti apie medicinos įrangą. Tavo rangovas vėl čia, užsiminė rezidencijos koordinatorė, kai praeidamas pro jo stalą. Sako, kad tai skubus reikalas. Mikekas, mano rangovas, tapo pažįstamas su ligoninės protokolais, nes jam teko išmokti naviguoti medicinos tvarkaraščiais ir rasti mane tarp operacijų, kai iškildavo problemų, kurių negalima buvo atidėti iki vakaro skambučio. Daktare, turime problemą su HVAC sistema, jis pasakė be jokių įžangų. Įrenginys senesnis nei manėme. Jis nesugebės užtikrinti reikiamos ventiliacijos chirurginiam kabinetui. Pakeitimo kaina buvo 3 kartus didesnė nei pradinį įvertinimas, o tai atidės atidarimą mažiausiai 6 savaitėmis. Stovėjau ligoninės koridoriuje, skaičiuodama mintyse, kol aplink mus plūduriavo rezidentai, slaugytojai ir pacientai. Kokie mano pasirinkimai? Pakeisti dabar ar vėliau, kai sistema nepraeis patikros? Bet kuriuo atveju chirurginiam kabinetui licencijuoti reikėjo naujos sistemos. Finansiškai tai reikštų kitų planuotų patobulinimų atšaukimą ir mano paskolos ištempimą iki ribos. Tačiau be tinkamos ventiliacijos negalėjau turėti chirurginio kabineto, o tai reiškia, kad negalėjau turėti ir praktikos. Užsakyk naują sistemą, pasakiau, jausdama, kaip mano kruopščiai suplanuotas biudžetas tirpsta. Ar tikrai? Tai didelė suma, jis atsakė. Tiesą sakant, aš buvau tikra, kad per daug investavau, kad galėčiau grįžti atgal. Nuomos sutartis buvo pasirašyta, rangovai pasamdyti, o mano rezidencija baigsis per 3 mėnesius. Nesėkmė nebuvo pasirinkimas. Ta vakarą sėdėjau nebaigtoje klinikoje, supama statybų dulkių ir įrangos dėžių, atnaujindama savo finansinius projektus. Skaičiai buvo tankesni nei planavau, tačiau vis dar įmanomi, jei viskas vyks pagal planą ir niekas nesukels daugiau problemų. Praėjus 2 savaitėms kažkas vėl nuėjo ne taip. Mero inspektorius rado problemą su elektros skydeliu. Mikekas man pranešė per pietų pertrauką.
Jį reikia visiškai perjungti, kad atitiktų dabartinius medicinos įstaigų reikalavimus. Dar viena netikėta išlaida. Dar viena atidėjimas. Dar viena vakaro sesija, leidžiant laiko peržiūrint biudžetus ir pratęsiant paskolos paraiškas. Kiek dar laiko? Paklausiau, vaikščiodama po erdvę, kuri vis dar atrodė labiau kaip statybų aikštelė, o ne medicinos įstaiga. 8 savaitės? Galbūt 10, jei nesusidursime su daugiau netikėtumų. 10 savaičių būtų reikšmingas momentas tiesiai prieš mano baigimo datą. Priklausomai nuo to, ar nekils daugiau staigmenų statybose, manyti, kad neturėsime staigmenų, buvo lygiai taip pat kaip manyti, jog Bostone žiemą nelys. Mano šeimos reakcija į mano statybos atnaujinimus per mėnesinius vakarienės buvo visiškai prognozuojama. Panašios išlaidos ir viršijimai būtent ir yra priežastis, kodėl pradėti praktiką reikalauja patirties. Kai paminėjau oro kondicionavimo sistemos keitimą, tėvas tarė, verslo planavimas nėra tik išlaidų skaičiavimas. Tai yra planavimas nenumatytiems atvejams. Atsakiau, kad tvarkau nenumatytus atvejus, kai jie kyla. Skolinantis daugiau pinigų, sprendžiant problemas ir pritaikant planus pagal poreikį. Tuo metu Markusas, kuris žiūrėjo į telefoną, paklausė, kiek skolų tu užsikrauni šitam vietai. Jo klausimas aiškiai buvo skirtas parodyti mano finansinių sprendimų neapgalvotumą. Tačiau aš iš tikrųjų buvau atlikusi namų darbus apie skolų ir pajamų santykius naujoms medicinos praktikoms. Tai yra normalūs rodikliai praktikoms, kurios pradedamos, atsakiau. Normalu tiems, kurie atidaro praktikas turėdami patirties ir sukūrė pacientų bazę, pridėjo mama. Ne tiems, kurie yra rezidentai be jokios patirties, jų rūpesčiai nebuvo visiškai nepagrįsti, todėl jie buvo dar labiau erzinantys. Aš ėmiau finansinių rizikų, kurių būtų lengviau valdyti turint šeimos palaikymą ar įsitvirtinusius ryšius. Tačiau per mėnesius sprendžiant problemą savarankiškai, aš išmokau, kad kiekvienas iššūkis, kurį sprendžiau, padidino mano pasitikėjimą sprendžiant kitus. Kiekvienas sprendimas priimtas be šeimos įsikišimo įrodė, kad galiu pasitikėti savo sprendimais. Ar galvojai apie partnerius? Paklausė tėvas. Įtraukti patyrusį gydytoją, kad pasidalintų išlaidomis ir suteiktų mentorystę. Aš apie tai galvojau, bet norėjau išlaikyti kūrybinę kontrolę, kaip veikia praktika. Kūrybinė kontrolė medicinos praktikoje, Markusas nusijuokė. Siena tai ne meno projektas. Tai verslas. Tai verslas, kuris atspindi mano vertybės ir požiūrį į pacientų priežiūrą, atsakiau. Partnerystė reikštų kompromisus tokiose srityse, mama papurtė galvą, užsispyrimas nėra verslo strategija, galbūt ne, bet tai mane atvedė iki šio taško. 3 savaitės prieš mano rezidentūros baigimą stovėjau toje vietoje, kuri greitai taps mano priėmimo zona ir priėmiau sprendimą, kuris atrodė tiek baisus, tiek neišvengiamas. Aš kvieščiau savo šeimą į klinikos atidarymą. Ne todėl, kad tikėjausi, jog jie atvyks, bet todėl, kad norėjau, jog turėtų galimybę pamatyti, ką sukūriau be jų palaikymo ar pritarimo. Rašiau kvietimus ranka ant elegantiškos popieriaus, kurį sau leidau, nepaisydama griežto biudžeto. Tai buvo paprasti, profesionalūs pranešimai, kuriuose buvo klinikos adresas, atidarymo data ir trumpas paslaugų aprašymas. Vieną adresavau dėjo ir poniai Robert Hayes, o kitą dėjo Markus Hayes, tada uždariau juos, kol dar nespėjau persigalvoti. Jei jie nuspręs dalyvauti, pamatys, kad jų prognozės apie mano neišvengiamą nesėkmę buvo neteisingos. Jei jie nuspręs nedalyvauti, žinosiu, kur stovi mano santykiai su šeima. Bet kuriuo atveju aš buvau pasiruošusi. Atidarymo ryte 6 valandos valk stovėjau baigtoje priėmimo zonoje, patikrinėdama kiekvieną detalę paskutinį kartą. Erdvė, kurią sukūriau, tapo daug daugiau nei tik mano pirminė vizija. Šiltas apšvietimas, patogios vietos, originalūs vietinių menininkų darbai ir atmosfera, kuri kvietė į vidų, o ne atstūmė kaip ligoninės. Prieš 2 savaitės išsiunčiau kvietimų šeimai su paprastu, ranka rašytų pranešimu. Norėčiau su jumis pasidalinti šiuo svarbiu momentu. Atidarymo ceremonija 14 valandą, po jos ekskursijos ir lengvi užkandžiai. Nuo to laiko mano telefonas buvo tylus. Jokio atsakymo, jokio klausimo apie renginį, jokio ženklo, kad kvietimai buvo gauti.
Bet aš save guodžiau, kad tai dar nereiškia, jog jie neatvyks. Galbūt jie norėjo mane nustebinti. Pusvalandį prieš ceremoniją, 13:30 pradėjo rinkti svečiai. Atvyko Dėjo Rodriguez iš savaitgalio klinikos, kelios seserys, su kuriomis dirbau rezidentūroje, mano rangovas Mikė su žmona, nekilnojamojo turto agentas, padėjęs man rasti šią erdvę, ir apie 20 kitų žmonių, kurie įvairiais būdais palaikė mano kelionę. 14 valandas stovėjau savo naujoje priėmimo zonoje ir suvokiau, kad šeimos nebus. Perbėgau akimis po kambarį, tikėdamasi pamatyti pažįstamas veidas, tačiau ten buvo tik tie, kurie tikėjo manimi, kai to labiausiai reikėjo. Ačiū visiems, kad esate čia, pradėjau, mano balsas skambėjo tvirčiau nei jaučiausi. Prieš 2 metus tai buvo tik idėja, kurios dauguma žmonių laikė neįmanoma. Šiandien ji tapo realybė dėl jūsų palaikymo, kuris padėjo tai įgyvendinti. Mano paruoštame kalboje buvo ir ačiū mano šeimai. Šį segmentą praleidau. Po oficialaus atidarymo svečiai pradėjo apžiūrėti patalpas, o aš atsakinėjau į klausimus apie paslaugas ir registraciją. Teigiama reakcija buvo pribloškianti. Kelios žmonės iš karto užsirašė konsultacijoms, o Dėjo Rodriguez paminėjo galimybę siųsti tinkamus atvejus man. Tai įspūdinga siena, tarė jie net viena iš seserų iš rezidentūros. Turėtum būti tikrai didžiuotis tuo, ką pasiekiai. Didžiuojuosi, bet širdyje jautėsi tuštuma, kurios turėjo užpildyti šeimos šventė. 15 valandą, kai paskutinis svečias išėjo, sėdėjau viena savo naujame kabinete ir patikrinau telefoną. 3 žinutės, nė vienos iš šeimos narių. Tada atidariau šeimos grupinį pokalbį, kurio jau kelią savaitės vengiau. Žinutės buvo išsiųstos prieš 3 valandas, maždaug tuo metu, kai vyko mano atidarymo ceremonija. Tėti, sienos mažoji klinika šiandien atidaroma. Džiaugiamės, kad nesusijungėme su tuo, kas greičiausiai bus neišvengiama nesėkmė, Markusas pritarė. Plastinė chirurgija jau pakankamai gėdinga, kad dar ir Haja vardą prie to prisiimtume, mama pridūrė. Tikiuosi, kad ji nesitikės, jog mes siūsime pacientus, kai nieko nepasiteisins. Pokalbis tęsėsi dar keliose žinutėse, kiekviena iš jų nuvertindama mano praktiką kaip tuštybės projektą, kuris per metus žlugs. Perskaičiau kiekvieną žinutę 2 kartus, tada tyliai palikau grupinį pokalbį. Nepasiuntiau pykčio kupino atsakymų. Nors ir nebuvo lengva, aš nusprendžiau, kad neginsiu savo pasirinkimų ir nekoreguosiu jų nuostatų. Tiesiog išėjau iš pokalbio. Po to, kai perskaičiau jų žinutes, klinikoje tvyrojo kita, neįprasta tyla. Ji nebuvo liūdna, bet veikiau aiškinanti. Supratau, kad yra žmonių, kurie labiau linkę matyti mano nesėkmes, nei sėkmes, jei jos nesutampa su jų lūkesčiais. Užrakindama klinikos duris, grįžau į savo mažą butą, kur užsisakiau kinišką maistą ir atidarau butelį vyno, kurį buvau pasilikusi šiai šventei. Vakarienę valgiau vieną, tačiau jausdama ne liūdesį, o išlaisvinimą. Buvo kažkas nuostabaus būti visiškai atvirai apie savo santykius su šeima. Daugiau nebereikėjo svarstyti, ar jie slapta mane palaiko, ar viltis, kad jie ateis ir pripažins mane, kai pamatys mano sėkmę. Nebereikėjo apsimetinėti, kad jų pritarimas turi reikšmę mano tikrajam laimėms. Pakėliau vyno taurę tuščiam butui. Už tai, ką jie sakė esant neįmanoma, tariau garsiai, ir už tai, kad darau tai be žmonių, kurie niekada netikėjo mano sėkme. Kitą rytą, pirmąją oficialią praktikos dieną, atvykau į kliniką 7:00 ir pamačiau 10 gražių gėlių puokščių prie durų. Tai buvo sveikinimo kortelės iš kolegų, tiekėjų ir naujų draugų, sveikinančių mane su atidarymu. Nė viena puokštė nebuvo iš šeimos. Nešdama jas vidun, išdėliojau po registratūrą ir konsultacijų kambarius. Klinika atrodė dar svetingesnė su gėlėmis ir supratau, kad būtent taip turėtų jaustis naujas pradžia. Mano pirmasis pacientas buvo numatytas 9:00 konsultacija dėl krūtų sumažinimo, kuris pagerintų jos fizinį komfortą ir pasitikėjimą savimi. Tikrasis gydymas, kuris pakeis kažkieno gyvenimo kokybę, nesvarbu, ką mano šeima galvoja apie plastinę chirurgiją. Ruošdamasi konsultacijai, pamačiau save veidrodyje ir nusišypsojau.
Atrodžiau kaip ta, kuri priklauso savo praktikai, kuri užsitarnavo teisę priimti medicininius sprendimus, svarbius savo pacientams. Moteriai veidrodyje nereikėjo šeimos pritarimo, kad žinotų, jog daro prasmingą darbą. Ir tas suvokimas buvo geresnis už bet kokius sveikinimus. Praėjus 6 mėnesiams nuo savo praktikos pradžios, vienatvė virto ramia koncentracija. Mano dienos buvo struktūruotos aplink konsultacijas, operacijas ir verslo aspektus, kurių niekas man nekalbėjo medicinos mokykloje. Pacientų srautas nuolat augo dėl žodinio rekomendavimo ir tikro pasitenkinimo rezultatais. Aš atlikau viską nuo rekonstrukcinės chirurgijos po avarijų iki kosmetinių procedūrų žmonėms, norintiems jaustis labiau pasitikintiems savimi. Kiekvienas atvejis sustiprino mano įsitikinimą, kad plastinė chirurgija yra tikras gydymas, nesvarbu, ką mano šeima apie tai galvoja. Ar kada nors patyrėte šeimos atmetimą, sekdami savo svajonėmis? Pasidalinkite savo patirtimi komentaruose, norėčiau sužinoti, kaip jūs su tuo susitvarkėte. Finansinė našta šiek tiek atslūgo, kai pajamos pradėjo augti, tačiau vis dar dirbau su siaurais marginiais ir daugumą pelno investavau atgal į įrangos ir patalpų tobulinimą. Verslo paskolos mokėjimai tapo valdomi, o aš net pradėjau savo mokėti kuklų atlyginimą. Mano santykiai su šeima įgavo mandagų atstumą. Mėnesiniai vakarieniai virto ketvirtiniais pasitikrinimais, o mūsų pokalbiai dažniausiai suktis apie saugias temas, tokias kaip oras ir aktualijos. Jie klausdavo apie mano darbą, tačiau vengdavo kalbėti apie tai, ką iš tikrųjų darau. Kaip sekasi praktikai, paklausė mama vieno iš mūsų retų pokalbių metu. Na, ačiū, užsiėmę esame, atsakiau. Tai puiku, mielasis. Markas ką tik gavo aukštesnį postą. Departamentų vadovas sakė, kad jis yra vienas iš perspektyviausių jaunųjų kardiologų, kuriuos kada nors matė. Tas palyginimas visada buvo šalia. Subtilus, bet neabejotinas. Marko pasiekimai buvo švenčiami, o mano mandagiai pripažįstami. Bet įdomių dalykų pradėjo atsitikti. Pacientai ėmė specialiai prašyti mane sudėtingiems atvejams. Daktaras Rodriguesas perdavė sudėtingą rekonstrukcijos atvejį, kurio kiti chirurgai atsisakė. Žinia apie išskirtinius mano klinikos rezultatus pradėjo sklisti medicinos bendruomenėje. Daktare Hayes, jums skambina daktaras Mitcheltas iš Boston Presbyterian, pranešė mano biuro vadybininkė Sara. Jis turi rekomendaciją, kurią norėtų aptarti. Daktaras Mitcheltas buvo plastinės chirurgijos vadovas viename iš prestižiškiausių Bostono ligoninių. Jo skambutis buvo tiek nustebinantis, tiek profesionaliai reikšmingas. Daktare Hayes, girdėjau puikių dalykų apie jūsų darbą, pasakė jis, kai grąžinau jam skambutį. Turiu pacientę, kuri specialiai paprašė jūsų po to, kai pamatė rezultatus gautus atkuriant Maresantos veido sužalojimus. Maresantos buvo viena iš mano sudėtingiausių atvejų. Išsami veido rekonstrukcija po sunkaus autoįvykio. Operacija truko 8 valandas ir reikėjo daugybę sekimo procedūrų, tačiau rezultatai viršijo visų lūkesčius. Būsiu laimingas įvertinti bet kurį pacientą, kurį norėtumėte siųsti, pasakiau daktarui Mitchellui. Puiku. Reikia paminėti, kad šis pacientas yra šiek tiek aukštos profilio. Ji buvo apklausta kelių chirurgų, tačiau nori dirbti su jumis, atsižvelgdama į jūsų reputaciją dėl natūraliai atrodančių rezultatų. Po skambučio sėdėjau savo kabinete ir apmąsčiau, kas ką tik įvyko. Prieš 6 mėnesius mano šeima prognozavo, kad mano praktika bus gėdinga nesėkmė. Dabar jau gaudavau rekomendacijas iš departamentų vadovų didžiuose ligoninėse. Ta vakarą važiavau pro savo vaikystės rajoną, pro didelį kolonijinį namą, kur mano šeima vis dar rinkdavosi sekmadienio vakarienėms, į kurias aš nebebuvau kviečiamas. Kontrastas tarp jų tradicinės medicininės sėkmės ir mano nepriklausomo kelio niekada nebuvo aiškesnis. Mano telefonas suvirpėjo, žinutė iš nepažįstamo numerio. Daktare Hayes, čia Jennifer Walsh. Praėjusį mėnesį atlikote mano krūtų mažinimo operaciją. Norėjau jums pranešti, kad 3 mano draugės paprašė jūsų kontaktų po to, kai pamatė mano rezultatus. Ačiū, kad grąžinote man gyvenimą. Tokie pranešimai kaip Jennifer tapo kasdienybė.
Pacientai jaučiantys nuoširdžią dėkingumą ne tik už chirurginį meistriškumą, bet ir už tai, kad buvo išklausyti bei gerbti viso gydymo proceso metu. Kitą savaitę atnešė konsultaciją, kuri visiškai pakeitė mano požiūrį į praktikos ateitį. Doktore Hayes, aš esu Katerinė Morrison, tarė moteris prisėdusi mano konsultacijų kambaryje. Esu pramogų teisininkė ir atstovauju kelioms aktorėms bei viešiems asmenims, kurie domisi labai diskretišku kosmetiniu darbu. Ji paaiškino, kad jos klientai vertina privatumą, natūralius rezultatus ir chirurgus, kurie supranta unikalius viešo pasirodymo lūkesčius. Mes tyrinėjome praktikas visame Naujajame Anglijoje ir jūsų vardas nuolat pasirodo kaip tas, kuris suteikia išskirtinius rezultatus be egoizmo ar viešumo siekimo, su kuriais kartais susidurėme šioje srityje. Katerinė klientų rekomendacijos galėjo transformuoti mano praktiką iš vietinės sėkmės į regioninį pripažinimą. Bet svarbiausia, tai buvo patvirtinimas, kad mano požiūris į plastinę chirurgiją, pagarbiai meistriškai orientuotai į pacientų pasitenkinimą, o ne į savireklamą, išskiria mane iš kitų. Man būtų garbė dirbti su jūsų klientais, pasakiau jai. Diskretiškumas ir pacientų pasitenkinimas visada yra mano prioritetai. Po Katerinė išėjimo pakviečiau Sarah į savo kabinetą. Manau, kad turime pradėti planuoti plėtrą. Reikės daugiau laiko susitikimams ir galbūt papildomų chirurginių operacijų. Doktore Hayes, tai nuostabi žinia. Ar turėčiau pradėti ieškoti papildomų darbuotojų? Dar ne, bet greitai. Leisk man apgalvoti logistiką, kaip plėstis, nenukenčiant pacientų priežiūros kokybei. Ta naktį sėdėjau savo bute, žiūrėdamas į konsultacijų užklausas, kurios per savaitę buvo susikaupusios. Praktika, kurią sukūriau be šeimos palaikymo ar įsitvirtinusių ryšių, sekėsi geriau už mano pačias optimistiškiausias prognozes. Pagalvojau apie galimybę paskambinti tėvams ir pasidalinti gerą žinią, bet nusprendžiau to nedaryti. Ši sėkmė priklausė man ir tiems, kurie mane palaikė. Šeima, kuri prognozavo mano nesėkmę, nesusilaukė teisės dalyvauti šventėse. Praėjus 18 mėnesių nuo praktikos pradžios kažkas pasikeitė. Stabilus augimas, kurį jaučiau, staiga paspartėjo į tai, ką galiu apibūdinti tik kaip sprogstamąją sėkmę. Viskas prasidėjo nuo Amanda Chen, Broadway aktorės, kuri tyliai atskrido į Bostoną dėl subtilaus nosies patobulinimo. Doktore Hayes, negaliu jums pakankamai padėkoti, pasakė Amanda per paskutinį sekimo vizitą. Rezultatas yra toks, kokio tikėjausi. Visiškai natūralus. Niekas nesupranta, kad aš pasikeičiu, tačiau jaučiuosi kur kas labiau pasitikinti savimi. Tačiau to, kas nutiko vėliau, nesitikėjau. Amanda pasidalino savo patirtimi socialiniuose tinkluose. Nepaminėdama jokių procedūrų ar neskelbdama prieš ir po nuotraukų, ji tiesiog išreiškė dėkingumą už tai, kad jaučiasi geriausia versija savęs ir pažymėjo mano kliniką. Vos per savaitę mano užimtumo kalendorius sprogo nuo naujų užsakymų. Daktare Hayes, turime problemą, pranešė Sarah vieną trečiadienio rytą. Esame užimti visus ateinančius 3 mėnesius, o laukiančiųjų sąraše daugiau nei 40 žmonių. Problema, jei tai galima pavadinti problema, buvo ta, kad sėkmė plastikos chirurgijoje pritraukė dar daugiau sėkmės. Amandos diskretiškas rekomendavimas pasiekė jos pažįstamų ratą, kuriame buvo aktorės, modeliai ir pramogų industrijos profesionalai, vertinantys tiek išskirtinius rezultatus, tiek absoliučią diskreciją. Man reikia konsultacijos su daktaru Hayes, tai buvo frazė, kurią Sara girdėjo kasdien. Mano vardas buvo minimas ne kaip bendras gydytojas, o konkrečiai kaip asmuo, su kuriuo nori dirbti. Mano aukščiausio lygio klientė tapo Miranda Wells, supermodelis, kurio veidas puošia žurnalų viršelius visame pasaulyje. Jai reikėjo korekcijos, nes ankstesnis chirurgas buvo per daug pataisęs nedidelį defektą, palikdamas subtilę, bet akivaizdžią asimetriją. 3 chirurgai man sakė, kad to negalima ištaisyti nesugadinus dar labiau, pasakojo Miranda mūsų konsultacijos metu. Bet Amanda tikino, kad tu gali padėti. Korekcijai reikėjo tokio precizijos lygio, kuris stumtelėjo mano techninius įgūdžius iki ribos. Klaidų marža buvo beveik nulinė, bet koks netikslumas būtų matomas milijonams žmonių, kurie profesionaliai analizuoja Mirandos veidą.
Po 8 valandų operacijos aš sėkmingai atstačiau natūralų simetriškumą, nepalikdamas jokio ženklo apie ankstesnį darbą ar mano įsikišimą. Tai tobulai, sušnabždėjo Miranda pamačiusi galutinius rezultatus po 6 savaičių. Tu grąžinai man mano karjerą. Garsas apie mano darbą greitai pasklido elitinėse grupėse, ne per reklamą ar savireklamą, o per organišką rekomendaciją, kurios pinigai negalėtų nusipirkti. Moterys nusivylusios kitais chirurgais, kurios buvo per daug pataisytos arba paliktos su nenatūraliais rezultatais, pradėjo ieškoti manęs konkrečiai. Mano reputacija dėl natūraliai atrodančių rezultatų tapo mano vizitinė kortelė. Pramonėje, kur daugelis chirurgų atrodė, tarsi ženklintų savo darbą atpažįstamais stiliais, mano tikslas buvo nematomumas. Tobulėjimai tokie subtilūs ir natūralūs, kad žmonės atrodytų kaip patobulinto savo versijos, o ne kaip turintys operacijų. Daktare Hayes, Vidstorio žurnalas nori su tavimi pasikalbėti dėl jų leidinio apie moteris, laužančias barjerus, pranešė Sarah per vieną iš mūsų savaitinių susirinkimų. Žiniasklaidos dėmesys buvo malonus, tačiau antrinis palyginus su tuo, kaip džiaugiausi matydama pacientų pasitikėjimą savimi, besikeičiantį į gerąją pusę. Kiekvienas sėkmingas atvejis dar labiau sustiprino mano įsitikinimą, kad plastinė chirurgija, atlikta apgalvotai ir meistriškai, yra visiškai legitimus medicinos metodai. Kai mano šeima matytų, kad rekomendacijos plaukia iš Harvardo medicinos mokyklos profesorių, masinės medicinos skyrių vadovų ir tarptautiniu mastu pripažintų chirurgų, ieškančių mano ekspertizės jų sudėtingiems atvejams, galbūt jie vis tiek nepripažintų, kad klydo. Supratau, kad kai kurių žmonių nuomonės labiau susijusios su jų ego, nei su tikrais įrodymais. Ironiška, bet aš pasiekiau būtent tą profesinį pripažinimą, kurį jie teigė vertinantys tik toje srityje, kurią jie laikė neverta Hayes pavardės. Tačiau jų praradimas pasigirti tapo mano tikros profesinės satisfakcijos laimėjimu. Mano praktika nebuvo tik sėkminga, ji tapo regioniniu fenomenu, žinomų rezultatais, kurių kiti chirurgai nesugebėjo pakartoti. Praėjus 2 metams po praktikos atidarymo sėdėjau savo išplėstoje kabinete ir peržiūrėjau finansinius ataskaitas, kurios vis dar atrodė nerealiai. Skaičiai buvo ne tik gerai, bet ir išskirtiniai. Metinės pajamos siekė 8,2 MLN dolerių. Pacientų pasitenkinimo balai 98,7 procentai. Rekomendacijų rodiklis 89 procentai naujų pacientų atėjo per žodžių. Chirurginių komplikacijų rodiklis mažiau nei 1 procentai, gerokai mažesnis nei pramonės standartai. Daktare Hayes, jums skambina Bostonas, pranešė Sara per interkomą. Jie nori jūs pristatyti savo top 40 under 40 numeryje, žiniasklaidos dėmesys tapo įprastu reiškiniu. Medicinos žurnalai prašė atvejų studijų, verslo leidiniai rašė apie mano spartų sėkmę, o pramonės konferencijos kvietė mane kaip pagrindinį pranešėją. Maža praktika, kurią mano šeima laikė neišvengiamų gėdos šaltiniu, dabar buvo pripažinta nacionaliniu mastu kaip naujoviška ir išskirtinai gerai valdoma. Išsiplėtęs į gretimą kabinetą samdžiau 2 papildomus slaugytojus, įdarbinau visą darbo dieną dirbantį anesteziologą ir įrengiau įrangą, kuri galėjo konkuruoti su didžiųjų ligoninių įranga. Konsultacijų laukimo sąrašas išsiplėtė iki 6 mėnesių ir pradėjau siųsti perteklinius atvejus patikimiems kolegoms, nes atsisakiau aukoti kokybę dėl kiekio. Jūsų 14 valandų konsultacija čia, pranešė Sara. Pone Davidson atskrido iš Majamio specialiai jūsų aplankyti. Pone Davidson buvo tipiška mano dabartinių pacientų atstovė, sėkminga, gerai informuota ir nusiteikusi keliauti didelius atstumus dėl rezultatų, kurių kitur negalėjo gauti. Ji buvo rekomenduota kito paciento, kuris taip pat buvo rekomenduotas, todėl tokia organinė plėtra, kurios reklama nesukurtų. Konsultacijos metu ji paaiškino, kad konsultavosi su 4 kitais chirurgais, tarp kurių buvo 2 iš Beverly Hills, laikomų geriausiai šalyje. Bet jūsų prieš ir po nuotraukos yra skirtingos, sakė ji, naršydama mano portfelyje savo planšetėje. Jūsų pacientai atrodo kaip patobulintos savo versijos, o ne kaip visiškai skirtingi žmonės. Ši filosofija, tobulinimas, o ne transformacija, tapo mano praktikos apibrėžiančių bruožų. Tuo metu, kai kiti chirurgai dažniausiai sekdavo madas ar turėjo savitų stilių,
aš susitelkiau į tai, kas padėtų kiekvienam pacientui jaustis labiau pasitikintiems savimi, išlaikant jų natūralią grožį. Sėkmė versle atnešė finansinę laisvę, apie kurią niekada nesugebėjau pasvajoti tuomet, kai dirbau 3 darbais ir gyvendavau tik iš ramenų. Pavyko atiduoti studentų paskolas, persikelti į nuostabų butą su vaizdu į uostą ir sukurti solidų avarinį fondą, kuris leido man niekada daugiau nesijaudinti dėl nuomos. Tačiau svarbiausia buvo tai, kad įrodžiau pati savo, jog verta pasitikėti savo sprendimais, o ne kitų lūkesčiais. Pusryčių metu, kai retai būdavau be pacientų ar operacijų, skambėjo mano telefonas. Dėjo Hayes, čia dėjo Patricia Morrison iš Amerikos plastinės chirurgijos tarybos. Norėtume pasikalbėti apie jūsų dalyvavimą mūsų artėjančioje konferencijoje apie novatoriškas rekonstrukcijos technikas. Dėjo Morrison buvo viena iš labiausiai gerbiamų figūrų plastinėje chirurgijoje, o jos vadovėliai, kuriuos studijavau rezidentūros metu, tapo mano mokslo šaltiniu. Jos kvietimas pristatyti nacionalinėje konferencijoje buvo ne tik garbė, bet ir pripažinimas, kad mano darbas sulaukė dėmesio aukščiausiame profesijos lygyje. Būčiau garbinga dalyvauti, Dėjo Morrison, atsakiau. Puiku. Mus ypač domina jūsų požiūris į veido rekonstrukcijos atvejus. Jūsų rezultatai yra tikrai įspūdingi. Po pokalbio leidausi į akimirką pasitenkinimo, kurio retai sau leisdavau. Profesinė pripažinimas iš kolegų, kurie suprato sudėtingumą ir įgūdžius reikalingus mano kasdieniam darbui. Ta vakarą važiuodama pro savo seną kaimynystę, tai nebuvo nostalgija, o tiesiog tiesiausias kelias į naują butą. Pravažiuodama pro tėvų namus, pamačiau Markusą BMW automobilyje, greičiausiai atvyko pietauti, pasakoti apie savo naujausius pasiekimus ir stengtis neužsiminti apie mano egzistavimą. Kontrastas tarp jų sąmoningo ignoravimo mano sėkmės ir realybės, ką aš pasiekiau, buvo beveik juokingas. Beveik. Aš sukūriau kažką, kas viršijo visų lūkesčius, išskyrus mano pačios pasinaudodama principais, kuriuos jie man išmokė - sunkus darbas, atsidavimas, tobulumas ir pacientų priežiūra, tik šie principai buvo pritaikyti srityje, kurios jie nusprendė nevertinti. Jų praradimas buvo labai akivaizdus. Mano telefonas sudrebėjo nuo žinutės iš nepažįstamo numerio. Dėjo Hayes, esu žurnalistė, rašanti istoriją apie sėkmingas moteris verslininkės medicinoje. Ar būtumėte pasiekiama interviu? Per mažiau nei 3 metus tapau nuo šeimos gėdos iki interviu apie verslo sėkmę. Kartais gyvenimas pasižymi poezinę teisingumo jauseną, kuri buvo giliai patenkinanti. Skambutis atėjo antradienio popietę, kas buvo neįprasta, nes mano mama paprastai skambindavo savaitgaliais, kai žinodavo, kad esu mažiau užimta pacientais. Sienna, mieloji kaip tu, jos balsas skleidė šilumą, kurios nebuvau girdėjusi daugelį metų. Gerai, mama. Užsiėmusi praktiką, puiku, brangioji. Ta šeštadienio vakarą, kai mano tėvas ir mama pakvietė mane į vakarienę, jaučiau, kad viskas gali pasikeisti. Jų kvietimas mane kiek nustebino, juk šeimos vakarienės tapo praeitimi po to, kai jie atvirai išreiškė savo nuomonę apie mano karjerą grupinėje pokalbių programėlėje. Argi yra kokia nors ypatinga proga? Ar tėvai tiesiog nenori praleisti laiko su savo dukra? Jos juokas skambėjo beveik nuoširdžiai. Galbūt mes nebuvo pakankamai palaikantys per tavo pereinamąjį laikotarpį, pasakė jie. Pereinamasis laikotarpis. Tarsi mano karjeros pasirinkimas būtų buvęs laikinas etapas, o ne apgalvotas profesinis sprendimas. Vis dėlto sutikau, šeštadienis man tiko, smalsumas nugalėjo atsargumą. Atvykusi namo, pamačiau, kad viskas liko taip pat kaip ir anksčiau. Idealiai prižiūrėta kolonijinė išvaizda, tvarkingai sutvarkyta aplinka ir subtilūs turtų ženklai, atsiradę per kartų kartas sėkmingai dirbančių medicinoje. Tačiau nuo pat momento, kai mano tėvas atidarė duris, pajutau, kad šis vizitas bus kitoks. Tu atrodai nuostabiai, jis pasakė, šiltai apkabindamas mane, o ne įprastu oficialiu paspaudimu. Sėkmė tau tinka. Sėkmė, jis iš tiesų panaudojo šį žodį kalbėdamas apie mano darbą. Markusas jau buvo sėdėjęs svetainėje, atrodė nepatogiai taip, kaip niekada anksčiau.
Paprastai šeimos susibūrimai sukosi aplink jo naujausius pasiekimus, mandagiai ignoruojant mano. Kaip sekasi praktikai, paklausė jis, kai įsitaisiau į savo įprastą kėdę. Labai gerai. Turime užimtumą keliems mėnesiams į priekį, atsakiau. Imponuojanti jis tarė ir atrodė, kad tai buvo nuoširdus komplimentas. Vakarienės metu pokalbis sukosi aplink mano darbą tokiu būdu, kuris atrodė surrealus po metų, kai jie stengdavosi to vengti. Jie klausė apie pacientų tipus, chirurginės technikas ir verslo operacijas, atrodydami tikrai suinteresuoti. Mačiau straipsnį apie tave Boston magazine, mano mama paminėjo desertui. Labai pagarbiai parašyta. Mes buvome labai didžiuojamės. Dar vienas žodis, kurį nebuvau girdėjusi kalbant apie savo karjerą nuo tada, kai pasirinkau plastinę chirurgiją. Tavo mama visiems pasakoja apie tavo sėkmę, pridūrė mano tėvas. Ką Neigbors jau klausinėjo apie tavo praktiką. Vakaras tęsėsi su pagirimu, susidomėjimo ir pripažinimo srautais, kurie atrodė per daug geri, kad būtų tiesa, po metų nuvertinimo ir nusivylimo. Atrodė, kad jie iš tikrųjų žavisi tuo, ką pasiekiau, tikrai domisi mano profesinėmis nuomonėmis ir iš tikrųjų džiaugiasi, kad vėl esu jų gyvenimuose. Kai buvo patiektas kava, beveik įtikėjau, kad šeimos susitaikymas yra įmanomas. Galbūt jie pagaliau pripažins plastinės chirurgijos legitimaciją ir galės priimti mano pasirinkimus. Iš tikrųjų, Siena yra kažkas, apie ką norėjome su tavimi pasikalbėti, pasakė mano tėvas, kai mama pradėjo valyti desertų lėkštes. Ir štai ji. Tikroji vakarienės kvietimo priežastis, žinoma, tėti. Ką turi galvoje? Jis iškeitė prasmingą žvilgsnį su mama prieš tęsdamas. Žinoma, buvo akivaizdu, kad plastinė chirurgija gali būti labai pelninga, net labiau nei mes iš pradžių galvojome. Tai žodžiais, kai kalbėjo mano mama, išryškėjo jų požiūris, pelnas, o ne prasmė ar vertė. Ji tęsė, kad mūsų šeima galvojo apie tai, kaip galėtume dirbti kartu, sujungti savo išteklius ir žinias. Marius, sėdėdama šalia, pasijuto nepatogiai ir vengė žiūrėti man į akis. Kokį bendradarbiavimą turėjote omeny, paklausiau, nors kažkas mano skrandyje jau įspėjo apie tai, kur šis pokalbis veda. Mano tėvas atsilošė kėdėje, atrodydamas taip, lyg būtų pasiruošęs pristatyti nuostabų pasiūlymą. Marius nusprendė siekti papildomo plastinės chirurgijos mokymų. Mes sudarėme jam galimybę baigti rezidentūrą ir manome, kad visiems būtų naudinga, jei sujungtume tavo įsitvirtinusią praktiką su jo medicininiais įgūdžiais ir mūsų verslo patirtimi. Kambaryje įsivyravo tyla, tik senovinis laikrodis koridoriuje garsiai tiksėjo. Aplink stalą pažiūrėjau į savo šeimą, tuos pačius žmonės, kurie viešai mane pažemino už pasirinkimą šioje profesijoje. Šio pokalbio elementai pradėjo susijungti. Jie nepakvietė manęs vakarienės, nes pagaliau priėmė mano karjeros pasirinkimą. Ne, jie mane pakvietė, nes norėjo pasinaudoti mano sėkme. Lėtai padėjau kavos puodelį ant stalo, norėdama laiko apmąstyti, ką tik išgirdau. Šeima, kuri prognozavo mano neišvengiamą nesėkmę, dabar norėjo tapti mano verslo partneriais. Leiskite man įsitikinti, kad teisingai suprantu, pasakiau lėtai. Marius pereina į plastinę chirurgiją, o jūs norite sujungti mūsų praktikas? Būtent, atsakė mano tėvas, jo entuziazmas buvo akivaizdus. Mes apie tai gerai pagalvojome. Marius atneš patikimumą iš savo kardiologijos fono. Tu su savo mama rūpinsitės verslo operacijomis, o tu suteiksi jau esamą pacientų bazę. Tai buvo drąsos viršūnė. Jie sistemingai menkino mano pasirinkimą į plastinę chirurgiją, atsisakė remti mano išsilavinimą ar praktikos plėtrą ir viešai pažemino mane už tai, kad pasirinkau šią specialybę. Dabar, kai mano sėkmė buvo neginčytina, jie norėjo prisidėti prie jos. Ir kaip bus struktūruojama ši partnerystė? Paklausiau. Mano mama pasilenkė į priekį, akivaizdžiai susidomėjusi. Mes parengėme preliminarų pasiūlymą. Marius gautų 30% praktikos pelno. Tu taip pat gautum 30%, o tavo mama ir aš pasidalintume likusius 40% už valdymą ir priežiūrą,
40% žmonėms, kurie nieko neprisidėjo prie praktikos, kurią dabar norėjo kontroliuoti. Šios sutarties grožis, pagaliau pasakė Marius, yra tas, kad jis suteiks legitimumą tam, ką tu sukūrei. Duos jam medicininį patikimumą, kurio jam šiuo metu trūksta. Ir štai net jų pasiūlyme prisijungti prie mano sėkmės, jie vis dar negalėjo pripažinti, kad tai, ką sukūriau, jau yra teisėta. Atsisėdusi prie stalo, apžvelgiau žmones, kurie mane užaugino, išmokė sunkaus darbo ir atsidavimo vertės, tačiau pasirodo, šios vertybės jiems buvo svarbios tik tol, kol jiems patiko, kaip jas taikiau. Tai įdomus pasiūlymas, tariau atsargiai. Tėvas, spinduliuodamas pasitenkinimą, atsakė, žinojome, kad pamatysi potencialą. Šeima dirbanti kartu, sujungiant jėgas, kuriant kažką didesnio už tai, ką galėtume pasiekti atskirai. Bet turiu keletą klausimų dėl struktūros. Žinoma, brangusis, mes atviri diskusijai. Pirmiausia, paklausiau, kokią konkrečią medicinos ekspertizę Markus atnešė į plastinę chirurgiją. Jo kardiologijos mokymas nesusijęs su kosmetinėmis ar rekonstrukcinėmis procedūromis. Markus ožandikaulis įsitempė. Aš esu kvalifikuotas chirurgas. Technika gali būti perkelta tarp specialybių, tam tikra prasme, taip, bet plastinė chirurgija reikalauja specifinio mokymo estetinių principų, veido anatomijos ir meninės nuovokos, kurių kardiologijos rezidentūrose nemokoma. Todėl Markus baigs plastinės chirurgijos rezidentūrą, įsiterpė mano mama. Rezidentūros programą, už kurią jūs mokate, paklausiau. Mes investuojame į šeimos verslą, tarė tėvas. O valdymo mokestis, kurį gausite? Kokioms konkrečioms verslo operacijoms tai būtų skirta? Jau turiu administracinį personalą, finansų valdymą ir marketingo sistemas. Klausimai nebuvo priešiški, tik praktiški. Tačiau pastebėjau, kaip tėvo pasitikėjimas ėmė drebėti, kai jis suvokė, kad aš ne iš karto priimu jų dosnų pasiūlymą perimti mano praktiką. Siena, mes siūlome padėti tau plėstis už tai, ką gali pasiekti viena, tarė mama. Mūsų ryšiai, mūsų patirtis, mūsų medicinos reputacija, ta pati reputacija, kuri prognozavo, kad mano praktika bus gėdingas nesėkmė, tyla buvo pakankamai aštri, kad ją būtų galima perkirpti. Tai buvo prieš tai, kai supratome potencialą, tėvas atsargiai pasakė. Turite omenyje prieš tai, kai supratote, kiek pinigų tai gali atnešti. Tai nesąžininga, tarė Markusas. Mes stengiamės padėti tau sukurti tvarų dalyką. Tvarų dalyką, kuris duotų tau 30% pelno iš praktikos, kurią tu nepadėjai sukurti. Su priežiūra iš tėvų, kurie net negalėjo dalyvauti mano atidarymo ceremonijoje, mano motinos ramybė galiausiai trūko. Mes padarėme klaidą dėl atidarymo, Siena. Mes stengiamės atkurti ryšius, perimdami tai, ką sukūriau be jūsų. Siūlydami padėti tau augti už dabartinių ribų, tėvas pasakė, jo balsas sukietėjo. Ši praktika sėkminga, taip, bet tai vis dar tik viena moteris, dirbanti viena. Mes siūlome šeimos paramą, institucinius pagrindus ir profesionalų patikimumą, kurio tau, norint pasiekti savarankiškai, prireiks dešimtmečių. Ten buvo prielaida, kad tai, ką sukūriau viena, nepakanka, kad būtų pakankamai be jų įsikišimo ir pritarimo. Lėtai atsistojau nuo stalo, pažiūrėjau į savo šeimą paskutinį kartą. Ačiū už vakarienę, tyliai pasakiau. Ir ačiū už pasiūlymą. Siena stovėjo priešais duris, susikaupusi ir nepasiduodanti tėvo žodžiams. Aš nesiruošiu dalintis tuo, ką sukūriau, norėdama įrodyti, kad man nereikia jūsų paramos, kalbėjo ji, nustūmusi į šoną bet kokią abejonių šešėlį. Tėvas, stengdamasis ją perkalbėti, švelniai patarė, pagalvok apie savo ateitį. Aš galvoju apie savo ateitį ir ji nesusijusi su verslo partnerystėmis su žmonėmis, kurie norėjo, kad aš žlugčiau, kol žlugimas tapo nebeįmanomas, atsakė Siena, žengdama link durų, nesigręždama atgal. Gailėsiesi šio sprendimo, jos tėvas šaukė iš paskos. Tu negali sukurti kažko ilgaamžio be šeimos palaikymo. Ji sustojo ties durimis, paskutinį kartą apsidairydama. Stebėk mane, mintyse sušuko ji ir durys susivėrė už jos, palikdamas praeiti už nugaros.
Praėjus 6 mėnesiams Sienna stovėjo Weston viešbučio foje, taisydama savo suknelę prieš įžengiant į didelę Haje šeimos plastinės chirurgijos atidarymo šventę. Taip, jų šeimos vardas buvo pritaikytas Markusui, kas, atrodo, buvo arba didžiausia ironija, arba giliausia iliuzija. Kvietimas buvo atsiųstas prieš 3 savaites, formalus ir elegantiškas, kvietė ją dalyvauti medicinos meistriškumo ir šeimos tradicijos šventėje. Jis svarstė, ar eiti, bet smalsumas nugalėjo orumą. Norėjo pamatyti, ką jie sukūrė su pinigais, kurių nesugebėjo investuoti į jos išsilavinimą ar praktiką. Sienna turėjo pripažinti, kad erdvė buvo įspūdinga. Centriniuose medicinos rajonuose marmuriniai grindys, krištoliniai šviestuvai ir prabangi dekoracija, kuri labiau šaukė apie turtus nei apie skonį. Viskas buvo sukurta, kad perteiktų turtus ir prestižą, o ne medicinos kompetenciją. Sienna, tu atėjai, pasakė mama, priėjusi su šampano taure ir šypsena, kuri nepasiekė jos akių. Kokia malonė tave matyti. Sveikinu su atidarimu, mandagiai atsakė Sienna. Tai tikrai įspūdinga erdvė. Tėtis nepagailėjo išlaidų. Tik geriausia Martusui, pridūrė mama. Tėvai, kurie anksčiau atsisakė padėti finansuoti jos kuklesnę kliniką, matyt, pilnai atvėrė piniginės Markusui, kuris žengė į sritį, kurią anksčiau laikė gėdinga. Markus pasirodė šalia, atrodydamas nepatogiai, bet mėgindamas atrodyti pasitikintis. Ačiū, kad atėjai, Sienna. Žinau, kad mūsų santykiai buvo sudėtingi. Sveikinu su karjeros pokyčiu, tarė Sienna. Kaip sekasi plastinė chirurgija? Iššūkių, bet atlyginimas geras. Akivaizdu, kad tai skiriasi nuo kardiologijos, bet chirurginiai principai panašus. Sienna mandagiai linktelėjo, viduje stebėdama, ar jis paminėjo, kad chirurginiai principai ir estetinė nuovoka yra visiškai skirtingi įgūdžiai. Priėmime buvo gausu medicinos profesionalų, visuomenės veikėjų ir potencialių pacientų, kuriuos pritraukė marketingo kompanija, kurią finansavo jos tėvai. Ji mandagiai bendravo, klausėsi pokalbių apie moderniausias praktikos įstaigas ir stebėjo, kaip Markus stengiasi aiškinti procedūras, kurias akivaizdu neseniai išmoko, o ne įgijo patirties. Daktarė Sienna Hayes, už nugaros pasigirdo pažįstamas balsas. Nesitikėjau tavęs čia matyti, Sienna atsisuko pasiruošusi susitikti su dar vienu praeities šešėliu. Rodriguezas, mano buvęs mentorius iš savaitgalio klinikos, stovėjo šalia. Aš tiesiog noriu pagerbti šeimą, tyliai pasakiau. Įdomus karjeros posūkis tavo broliui, pridūriau. Tačiau turėjau pasakyti, kad pacientai manęs klausinėjo, kuo skiriasi tavo praktika nuo šios. Kokie skirtumai, paklausiau. Rezultatai daugiausia. Tu sukūrei solidžią reputaciją natūraliai atrodančių rezultatų srityje. Žmonės nori žinoti, ar gali tikėtis tokio paties meninio lygio iš kardiologijos specialisto, nesvarbu, kaip įspūdingos būtų jo patalpos. Mūsų pokalbį pertraukė mano tėvas, paėmęs mikrofoną tostui. Ačiū visiems, kad švęsite su mumis šiąnakt, pradėjo jis. Haje šeimos plastinė chirurgija žymi naują mūsų šeimos medicininės palikimo evoliuciją. Mes sujungėme tradicinę chirurginę meistriškumą su modernę estetinę mediciną. Tai skambėjo taip, tarsi viskas, ką aš dariau per pastaruosius 3 metus, nebūtų turėję jokios vertės. Markusas atneša metų kardiovaskulinės chirurgijos patirtį į plastinę chirurgiją, remiamą mūsų šeimos sukurtų verslo ryšių ir medicininių kontaktų per dešimtmečius. Aiški žinutė buvo, kad priešingai nei kai kurie žmonės, kurie bandė eiti savo keliu, Markus turėjo reikiamą paramą tinkamai pasisekti. Atsitraukiau per plojimus, matydamas, kiek džiaugsmo jie švenčia ir kaip daug man buvo atimta tada, kai to labiausiai reikėjo. Praėjus 3 mėnesiams mano telefonas sušvito per pietus. Doktore Hayes, čia Janet Morrison. Praeitais metais atlikote mano krūtinės sumažinimo operaciją. Žinoma, Janet, kaip jautiesi? Paklausiau. Puikiai. Ačiū jums, bet skambinu dėl ko nors kito. Mano sesuo nuvyko į naują Hayes praktiką centre erchinoplastikai. Aš ją rekomendavau galvodama, kad tai gali būti susiję su jumis. Mano skrandis susisuko. Kaip sekėsi? Ne itin gerai.
Rezultatai atrodo nenatūraliai ir ji turi kvėpavimo problemų. Gal galėtumėte įvertinti, kas nutiko? Tai buvo būtent tai, ko bijojau, kai jie nusprendė naudoti Hayes vardą. Markuso nepatirtis atsilieps visiems mums. Būčiau laimingas ją pamatyti konsultacijai, pasakiau. Yra dar kažkas. Ji ne vienintelė. Iš 3 kitų moterų girdėjau apie panašias problemas po procedūrų toje klinikoje. Per artimiausią savaitę tyliai gydžiau 5 pacientės, kurios gavo prastesnę priežiūrą iš mano šeimos praktikos. Prasta chirurginė technika, nerealūs pažadai ir rezultatai, kuriems reikėjo korekcinės operacijos. Niekada neatskleidžiau joms savo ryšio su kita Hayes praktika. Profesionalios etikos dėliai, jų nusivylimas buvo pakankama bausmė už mano šeimos aroganciją. Ironija buvo tobula. Jie įžengė į mano sritį, norėdami pasinaudoti sėkme, kurią atmetė ir galiausiai nepavyko, nes manė, kad chirurginiai įgūdžiai gali būti perduodami be meninio suvokimo ar pagarbos specialybei. Markusas išmoko pjauti ir siūti, tačiau niekada nesuprato, kaip matyti, ir jų pacientai už tai mokėjo brangiai. Praėjo 18 mėnesių, kai sulaukiau skambučio antradienio rytą, kuris prasidėjo kaip ir bet kuris kitas. Tačiau Markus balsas telefone skambėjo kitaip. Jame trūko pasitikėjimo, kuris visada jį apibūdindavo, jis atrodė mažesnis, silpnesnis. Siena, mums reikia pasikalbėti. Apie ką, Markus? Paklausiau. Praktikoje turime sunkumų. Sunkumų, pasakiau ir šypsena, besistengiant nuslėpti išgąstį, prasprūdo pro mano lūpas. Tai gana švelnus žodis, atsižvelgiant į tai, ką mačiau iš šono, pacientų skundai, konsultacijos dėl medicininės klaidos ir nuolatinis srautas atvejų, ieškančių pataisimų po Markus darbo. Man gaila tai išgirsti. Mes uždarome centrą miesto centre, persikeliame į mažesnės patalpas priemiestyje. Jis kalbėjo liūdnai, tarsi kiekvienas žodis būtų sveriame. Flagmaninė praktika, kurią jie atidarė su dideliu triukšmu, dabar užsidarinėjo vos po metų. Marmuriniai grindys ir krištoliniai šviestuvai pasirodo negalėjo kompensuoti chirurginių rezultatų, kurie paliko pacientus nepatenkintus ir ieškančius pagalbos kitur. Mes galvojome, Markus tęsė, gal galėtum pasvarstyti apie bendradarbiavimą, galbūt siųsti atvejus, kuriems reikia pagalbos, arba teikti chirurginės konsultacijas, kai reikės. Ironija buvo tokia tobula, kad beveik priversdavo juoktis. Šeima, kuri atsisakė remti mano išsilavinimą, dabar norėjo mano profesionalios patirties, kad išgelbėtų jų nesėkmingą verslą. Markus, ačiū, kad paskambinai, bet nemanau, kad tai būtų tinkama, atsakiau. Siena, mes padarėme klaidų. Dabar tai suprantame. Tėtis ir mama suprato, kad neįvertino to, ką pasiekei. Per vėlų. Pripažinimas, kurį jie siūlė, atėjo tik po to, kai jų nesėkmė tapo neabejotina, o mano sėkmė neįmanoma paneigti. Tikiuosi, kad sugebėsite išspręsti problemas, su kuriomis susidurėte, pasakiau diplomatiškai. Ar yra galimybė pradėti iš naujo kaip šeima? Paklausė Markus. Pažvelgiau pro savo biuro langą į užimtas gatves, kur pacientai atvykdavo konsultacijoms, personalas ruošėsi operacijoms, o gyvenimas tęsėsi praktikoje, kurią sukūriau be jų paramos ar pritarimo. Markus, kai man reikėjo šeimos palaikymo, tu sakei, kad gailėsiuosi dėl savo karjeros pasirinkimo. Kai pakviečiau tave švęsti mano atidarymą, tu viešai jį pavadinai neišvengiamų nesėkme. Kai aš pasiekiau sėkmę, nepaisant tavo prognozių, tu norėjai perimti tai, ką buvau sukūrusi. Mes buvome neteisingi viskuo. Taip, buvome. Bet svarbiau, kad tu buvai pasiryžęs stebėti mano nesėkmę, nei pripažinti, kad buvai neteisus. Tyluma tarp mūsų tęsėsi, kol Markus galiausiai vėl prabilo. Taigi, nėra galimybės mūsų šeimai susitaikyti. Visada buvo galimybė susitaikyti, Markus. Bet tai reikalavo pripažinti, kad aš padariau teisingus pasirinkimus ir pasiekiau teisėtą sėkmę. Vietoj to, tu kreipėsi tik tada, kai tau reikėjo kažko iš manęs. Po skambučio sėdėjau savo biure ir apmąsčiau pokalbį. Šeima, kuri numatė mano neišvengiamą nesėkmę, dabar kovojo su savo patirtimi.
Tėvai, kurie atsisakė investuoti į mano išsilavinimą, prarado savo investicijas į Markus praktiką. Brolis, kuris šaipėsi iš mano pasirinkimų, dabar prašė pagalbos iš sesers, kurią buvo atmetęs. Paskutinį kartą važiuodama senaisiais kvartalais, jaučiausi lyg prisimindama senas istorijas, kurios formavo mano gyvenimą. Prie mano akių atsivėrė kolonijinė trobelė, kur šeimos vakarienės vyko be manęs, ir praktikos vieta, kur jie šventė Markus A, žmogų, kuris drąsiai žengė į mano pasaulį. Buvau priverstas prisiminti, kaip dažnai pritarimas buvo svarbesnis už tikrus pasiekimus, kaip jie, užaugę privilegijuotame pasaulyje, niekada nesuprato mano siekių. Tuo metu, kai mano telefonas užšnabždėjo žinutę iš Sarah, žinojau, kad šis momentas tapo dar vienu žingsniu mano sėkmės kelyje. Jūsų 14 valandų. Konsultacija atvyko anksčiau, rašė ji. Taip pat Dėja Morrison iš Harvardo skambino dėl dar vieno sudėtingo rekonstrukcijos atvejo. Profesionalus pripažinimas, finansinė sėkmė ir asmeninis pasitenkinimas visi kilo iš mano tikrų vizijų, o ne iš šeimos ryšių ar paveldėtų pranašumų. Nors jie buvo prieš mane, Hayes pavardė, kurios jie bijojo, kad galiu sugėdinti, tapo nepriekaištingo plastinės chirurgijos simboliu, tik ne tokiu būdu, kokio tikėjosi. Ta vakarą, kai staiga pasirodė prisiminimų banga, aš leidau savo pasinerti į mintis apie tai, ką pasiekiau. Mano butas dabar žvelgia į uostą, buvo pripildytas meno, kurį pasirinkau, baldų, kuriuos įsirinkau, ir ramybės, kurios negalėjau patirti anksčiau. Gyvenimas, kurį sukūriau, buvo visiškai mano, be jokių kompromisų su kitų lūkesčiais. Šeima, kuri atmetė mano svajonės, niekada nesuprato, kad jų atmetimas tiesiog atvėrė man duris viršyti tas svajonės. Kartais didžiausias dovanojimas, kurį žmonės gali suteikti, yra motyvacija, kyla iš noro įrodyti jiems, kad klysta. O kartais galingiausia keršto forma yra sukurti kažką tokio sėkmingo, kad jų nuomonė tampa visiškai nereikšminga. Jei ši istorija atsiliepia jums, būtinai paspauskite patinka ir prenumeruokite, kad gautumėte dar daugiau neįtikėtinų pasakojimų apie žmones, kurie pavertė šeimos abejonės nenugalima sėkme. Pasidalinkite savo patirtimi komentaruose žemiau. Ar kada nors teko rinktis tarp šeimos pritarimo ir savo svajonių sekimo? Norėčiau išgirsti jūsų istoriją.